Labadiena visiems, 2024 metų kovo mėnesio 30 diena prieš Velykinis savaitgalis. Rytoj šventos Velykos, taigi visus su artėjančiam šventom Velykom. Na, o aš susiskambinau su savo draugu Linu, kuris gyvena Plateliuose ir iš Palangos vykstu į Platelius, kur kepsime, tiksliau bandysime išsikepti tandyrę vadinamų lepioškių. Tandyras tai yra rytietiška krosnis, kas nežinot, na, pamatysite. Vadinamų lepioškių, kaip lietuviškai lepioškiai. Lepioškiai turbūt paplotėlis. Tai išsikepti nusprendėme paplotėlių. Na, apie tos paplotėlius įvairiausios legendos čia skamba, sako vieni, kad tandyre kepti paplotėliai tai tokie, kad, na, nepamirši visą gyvenimą skonio ir taip toliau. Kaip ten bus, iš tikrųjų pažiūrėsime. Nes ten iš esmės ingredientai miltai ir vanduo. Bet gal ir bus kažkas tokio nepakartojimo. Taigi, iki pasimatymo Plateliuose. Na va, koks grožis, gandrai jau vietoje. Gandrai jau vietoje. Reiškia, jau pavasaris įsibėgėjo. Na ką, sėkmingai pasiekėm Platelius. Matom, tandyras paruoštas darbui. Ką, ruošiam tandyrą? Ruošia Linas, va, Linas, pagrindinis kepėjas, virėjas, kiaušinių dažytojas, o aš kritikas. Nes kritikuoti yra daug lengviau negu dirbti. Aš tiek darbė kepėjas, tiek namie kepėjas. Tiek namie kepėjas, taip. Na, bet dabar tandyro kūrėjas. Nu ir jisai dabar apie valandą turės degtą, ne? Jo. Principas paprastas, ten dega užkuriamas laužas, dega laužas viduj apie valandą, įkaitina molį, sienas ir po to ten temperatūra būna, kiek Linai būna, apie 700, jo? Ne, tiek nebūna, 5, 4. Nu, 5-400 laipsnių ir teva bandysim tas lipdyti paplotėlius. Klausyk, lietuviškai lepioškiai paplotėlis? Nu taip, turbūt. Kitaip nebus. Žemaitiškai bado tablėtis. Bado tablėtis. Bado tablėtis ir kotletai. Bado tablėtis. Nu, gera vadaut su kotletais. Sako, jeigu jau neturi ką valgyt, valgyk kotletus. Suprata. Gerai tie žemaitė gyvena. Na, dar reiktų pastebėti, kad Linas ne tik tai paplotėlius kepa, bet ir profesionaliai kiaušinius dažo. Va, pažiūrėkime, kaip atrodo kiaušiniai. Tikrai ne kiekvienas nudažys ir ne kiekvienas tai padarys, kadangi, na, profesionalus darbas. Taigi formuosime, tiksliau Linas formuos paplotėlius, o štai taip atrodo tešla. Nu, gabalas gan didelis. Tai čia yra, Linai, kas? Čia yra miltai, pienas, mėlės, cukrus, druska, taip? Miltų 2 kilogramai, mėlių 22 gramai, 2 pakeliai sausų mėlių, pienų beveik litras ir druskos, cukraus ir aliejaus 100 gramų, 100 mililitrų. Ai, tokiais gabaliukais kiekvienas paplotėlis, ne? Nu, aš taip galvoju. Sakykim. Kaip ten jūs kažkaip vidų? Jo, sakė, vidus turi būti labai plonas ir subadytas, ar su šakutė, ar su to kirvukų, kur mėsai, nuplaktukų, kur mėsai kapoti. Ar mes badysim, aš galvoju? Aš nežinau. Nebadysim.
sakykim. Nežinau, kaip čia bus. Čia nieks nežino, kaip čia bus, bet... Kaip čia bus, taip jau bus. Bet visas įdomumas ir yra tame, kad čia nieks nežino, kaip čia bus. Nu ten internete žiūrėjau, rašė, kad tas badymas, tai ne šiaip sau dėl grožio, kad ten kažkoks... Nu gerai, prabandysim. Su šakutė paprasčiausiai. Taigi matome tarpinį rezultatą, iš 2 kilogramų miltų gavosi 10 tų paplotėlių. Pagaminti buvo nesudėtinga, tik tai įdomu, kaip bus su kepimu. Na štai taip atrodo tandyras po valandos maždaug degimo. Tuoj pasakysim, kokia temperatūra viduj. Kiek laipsnių? 409. Tai va, viduj jau yra 409 laipsniai. Ir tas žarijas visas reiks išvalyti, kadangi priešingų atveju pelenai kils ant paplotėlių kepamų. Taigi viduj yra virš 400 laipsnių temperatūra. Na, žiūrėsim kaip ten viskas gausis toliau. Jeigu gausis blogai, Linai, kaltas būsi tu vis tiek. Kalta bus aplinka. Taip, kalta aplinka, dėk. Teisingai. Ką sako Linai? Sako, kad karštoka. Sako, kad karštoka. Nu taip, tikrai ne šaltoka. Bet prilimpa. Nu lygu. Taip, kišti tokią temperatūrą plika ranka, na, sakyčiau. Pekloj dėksim. Na ir štai taip atrodo vidus tandyro su prilipusiais paplotėliais, lepioškiam norėjau sakyti. Na ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Kvapas jau dabar labai skanus iš vidaus toks kepamų miltų. Uždarome. Uždarome. Ir nuimam laiką, bet 21. Na, kokia graži spalva. Po 20 minučių. Nukrito. Na va, pirmas blynas prikepęs, bet atrodo labai gražiai. O kiti va šitaip atrodo irgi labai gražiai. Uždarom kol kas. Traški plutelė, ne, kiek matau. Aha, truputėlį. Nu, atrodo labai gražiai. Nu, ne Napoleonas, bet gerai. Ne Napoleonas? Taip pat ragausiu ir aš. Taigi, po 20 minučių kepimo traukiam visus paplotėlius lauk. Tik tai jau jie gavosi ne kaip paplotėliai, o kaip duonos kepaliukai. Galbūt galėtų būti truputį mažesni, bet šiaip atrodo skaniai. Na ir štai taip atrodo paplotėliai mūsų iškepti. Visiškai skanus, traški plutelė, minkštas vidus. Na ir ką, visus su šventom Velykom dar kartą. Ir skanaus.